Esu Vaida Šukytė, studijuoju audiovizualinį meną, šiuo metu esu 4. kurse. Save galėčiau jau vadinti mažąją menininkę, nes per 4 metus sukauptas bagažas informacijos, kuris suteikia universitetas, yra pakankamai naudingas, jį galiu pritaikyti savo meninėje kūryboje. Labiausiai orientuojuosi į fotografiją, esu sukūrusi nemažai fotografijų ciklų. Vienas iš jų labiausiai man patinkančių būtų žmogaus kasdienybė. Pagrindinė ciklo idėja pavaizduoti žmogaus veiksmus, kurie diena iš dienos kartojasi. Keičiasi daiktai, senus keičia nauji, bet žmogus visą laiką lieka tas pats. Kūryboje taip pat nepamirštu ir fotomontažų. Jie visiškai priešingai nei fotografijos leidžia persikelti į visiškai kitokią realybę. Tad paminėti galėčiau vieną iš fotomontažų ciklų savo, tai būtų prisiminimai. Ten vaizduojama riba tarp realybės ir praeities, kada nesvarbus pasirodo žmogaus amžius, bet svarbus pasirodo jo prisiminimai.